Troleibuso istorija. Ši istorija yra apie troleibusą, kuris turėjo svajonę. Jo svajonė buvo tapti arkliu. Jis norėjo tapti arkliu, nes jis norėjo laisvės ir norėjo bėgioti tarp miškų ir pievų. Jo svajonė buvo tokia didelė, kad jis net darydavo dalykus kaip arklys, tai prie vairo sodindavo patyrusius labai vairuotojus, bet niekas negalėjo troleibuso suvaldyti. Tai tada jie visi nusprendė, kad reikia jį nukišti į tolimiausią kampą ir pamiršti apie jį. Tai jie nusprendė apie tai ir tada jis buvo labai nuliūdęs. Jis toks buvo senas, kad jo jau visi spalvos buvo pranykę ant jo autobuso. Tai jis buvo labai liūdnas ir galvojo, kad gal jam jau mirtis ateina, gal jis jau numirs, nes jis toks vienišas yra. Tada vieną dieną jis ramiai laukė kažko, gal kažkas ateis jam padėti. Ir tada girdėjo žingsnius artėjančius link jo. Tai buvo klajūnas. Klajūnas buvo išmestas iš savo miesto, nes jis buvo raišas. Bet jis buvo išmestas, nes tame mieste buvo labai daug taisyklių. Ir tai jis nelabai galėjo daryti visų tų taisyklių, nes jam buvo biškį sunkiau negu kitiem. Tai jis buvo išmestas, nes jis nedarydavo kaip liepdama buvo daryti. Tai jis labai buvo susijaudinęs, nes jis nežinojo, ką reikia daryti. Jis nežinojo, kur jam reikia eiti, nes jis neturėjo kur eiti. Tai paskui jis išėjęs iš to miesto, jis ėjo miškais, pievom. Paskui, kaip jis atsidūrė miesto pakraštyje, tam buvo troleibuso stadionas. Ir tam buvo, kur buvo visi troleibusai numesti, kur jau nebereikalingi. Ir tada jis nusprendė nueiti pamiegoti, nes jis buvo labai pavargęs. Ir tada jis nuėjo į troleibuso tą stadioną ir pamatė troleibusą panašų į save patį. Tai jis įėjo į troleibusą, permiegojo visą dieną. Naktį atsikėlė ir jis nusprendė, kad jam reikia eiti toliau ir ieškoti, kur apsigyventi. Tai jis susidėjo savo daiktus ir susidėjo savo dalykus. Ir tada jis išėjo, padėkojo autobusui ir tada jis pridėjo galvą, užsimerkė ir pradėjo nesvajoti, bet galvoti, kas paskui gali vykti. Tai paskui jis matė, kas bus toliau, kas jam seksis ir kas jam nesiseks. Tada, kaip jis atsimerkė, stebuklas buvo įvykęs, žirgas prieš jį jojo ir jis norėjo jam padėti ir tada tas žirgas buvo troleibusas. Ir tada tas klajūnas padėkojo vėl ir neapkabino, bet paglostė jį, nes arklys paprašė jį paglostyti vėl. Ir užlipo ant jo ir užsidėjo visus savo dalykus ir jie abu susidraugavo ir abu ėjo su savo kelionę ir jie abu ėjo tolyn su savo svajonėm. Ir tada jie aplankė visą miestus.